1944 metais Klaipėdos krašte, taip pat kaip ir visoje Lietuvoje, prasidėjo 10-metį trukusios partizaninės kovos. Eik, sūnau, tyliai, eik tvirtai, kad tavęs neišgirstų vėjas, kad tavo žingsniai nesujaudintų žemės. Eik kaip šešėlis tarp medžių, eik kaip upė po ledu, ramus, gyvas, šviesus. Eik ten, kur laukia tavo Lietuva. Ji švelni, kaip mano delnas glostantis tau skruostą, stipri kaip ąžuolo dvasia. Ir dabar ji šaukia tave. Paimk atsišaukimo lapelį ir naktį užklijuok jį ant bažnyčios sienos. Tegul rytą pamato kiekvienas, jaunas ir senas, tegul supranta, kad laisva Lietuva ne praeities sapnas, o rytojus, kurio galime pasiekti kartu. Tai nebuvo sėkmingai įvykdyta užduotis. Vienas iš suimtųjų, gelbėdamas savo kailį, išdavė kitus. Partizanai susiruošė nubausti išdaviką, ėmė kurti keršto planą. Negailestingos aplinkybės reikalavo, kad partizanai imtųsi griežtų ir net žiaurių veiksmų. Tai buvo būtina, siekiant išgyventi ir tęsti kovą. Išdaviko namus buvo nutarta sudeginti. Išdaviko žmonai gyvybė buvo išsaugota. Snaudžia tamsus miškai, lietuviai barzdočiai dūmoja. Galanda kirvius, kalavijus aštrius ir juodberį žirgą balnoja. Nuo Prūsų šalies, kaip sparnai debesies. Nuo Prūsų šalies, kaip sparnai debesies, padangėmis raitosi dūmai. Partizanų tardymai sovietų okupacijos laikotarpiu buvo žiaurūs ir sistemingi. Siekiant išgauti informaciją apie partizanų slėptuves bei ryšininkus, sovietų saugumo struktūros naudojo įvairius kankinimo metodus, kad priverstų partizanus prisipažinti ar išduoti kovos draugus.